Tai sveiki, esame iš VGTU studentų atstovybės, vykdome projektą Nusirašinėk legaliai, naudok savo smegenis ir norėtume paklausti jūsų keletą klausimų. Tai pirmasis būtų kokia jūsų nuomonė apie akademinio nesąžiningumo problemą? Šiaip tai nieko gero tiesą pasakęs, ar ne, nes, turbūt reikia pažiūrėti, kodėl žmonės pirmiausia nusirašinėja, ar ne. Tai gali būti turbūt kažkokių tai labai banalių priežasčių, ar ne, blogai susiplanavo laiką, nespėjo, neišmoko, ar ne. Bet tai čia vis tiek, kaip sakant, auga, mokomės, ar ne, reikia išmokti planuoti savo laiką ir neprisijimti kažkokių įsipareigojimų, kurių negali pavežti, ar ne. Tai čia toksai realybės jausmą išsiugdyti reikia bet kuriuo atveju, ar ne. Kitas dalykas, turbūt blogesnė priežastis, ar ne, jeigu žmonės užsiminėja tuo, kas jiems nepatinka iš tikrųjų, ne prie širdies. Tai man atrodo, reikia skubiai nustoti gaišti laiką, ar ne, ir užsiimti tais dalykais, kurie iš tikrųjų patinka ir kurie veža. Supratau. Kitas klausimas būtų, kaip manot, kokių būtent įgūdžių netenka būsimas specialistas? Aš manau, kad tiesiog netenka galimybės panaudoti tai, ką žino. Manau, kad tiesiog praranda galimybę sužinoti kažką naujo, praranda galimybę tas žinias pritaikyti galbūt kažkokio tai srity, kur dar niekas nepritaikė, ar ne. Ir dabar turbūt mes turim labai daug gerų pavyzdžių, ar ne, yra krūvos visokių pas mus startupų, šiaip jaunų žmonių su daug gerom idėjom, ar net aš nelabai įsivaizduoju, kaip nusirašinėjantis žmogus gali sugeneruoti kažką tai unikalaus ir vertingo. Tai man atrodo, čia toks yra iš esmės nemažas praradimas. Tiek jam pačiam, tiek turbūt aplink esantiems žmonėms. O kaip manote, ar darbdavys pastebi nesąžiningą studento darbe? Nėra abejonės, nes kodėl? Todėl, kad, sakykime, kažkokiam tai individualiam darbe, tai tas išlenda labai staigiai, ar ne? Komandiniam darbe yra tam tikros galimybės slėptis už kitų nugarų, ar ne? Bet paskui labai greitai įvyksta kitas dalykas, ar ne? Su tokiu žmogum niekas komandoje nenori dirbti, nes niekas nenori dirbti už kitus, ar ne? Tai tas išlenda labai staigiai. Toks linksmesnis klausimas galbūt, ar savo studijų metu esate nusirašęs? Geras klausimas. Gal sakyčiau, studijų metu, taip gerai įtempus galą, gal studijų metu gal nelabai, jau buvo toksai šiek tiek sąmoningesnis gyvenimo etapas, ar ne, bet mokykloje tai teko, Ir pabaigai, ko galėtumėt palinkėti VGTU studentams sesijos? Susiplanuoti gerai laiką, paskirti tam pakankamai pastangų, šiaip kūrybiškumo, šiek tiek darbo ir fantazijos ir gerų rezultatų.